Sveiki bičiuliai. Šiandien turiu Jums papasakoti dar vieną nesąžiningo verslo modulį. Video tikrai vertas dėmesio, todėl prašau pasidalinkite, kad kiti žinotų ir būtų įspėti, bei paspauskite like, palikite komentarą ir paspauskite sekti, jeigu dar to nesate padarę. Žodžiu, visiškai nesenai gaunu žinutę iš kliento. Situacija tokia. Klientas nuvaro kažkokiai įmoniai, išsiaiškinsiu vėliau, kažkokiai įmoniai, žodžiu, parduoti automobilį. Principas tas pats kaip Procar LT. Atvarote parduoti automobilį, už tam tikrą procentą komisinių nuo parduotos sumos yra atliekama jums paslauga, už jūs parduodamas automobilis. Ten kaip pavyzdys 3 procentai, 5 yra ir daugiau. Nu ir žodžiu, žmogus atvaro automobilį. Už automobilį nori 12 000 eurų. Automobilį esmė tame, kad pralaiko 4 mėnesius. Ale niekas automobilių nesidomi. Po 4 mėnesių žmogus sako, paskambinu ir sakau, noriu atsiimti automobilį, parsiduosiu pats. Nu ir ką jūs pasakysite? Po poros dienų skambina vėl ta įmonė ir sako, atsirado klientas, žinokit, bet siūlo 10 000 eurų. Pagaunat? Žmogus sako, man netinka, automobilis tikrai yra geras, aš žinau, kas per automobilis ir jisai yra vertas tų 12 000 be jokių problemų. Taip, kad automobilį atvažiuoju, pasiimu ir parsiduosiu pats. Taip ir padaro žmogus. Atvažiuoja, pasiima automobilį, grįžęs susideda susifotkinę skelbimą ir, žodžiu, ant kitos dienos skambutis. Sako, sveiki, aš tą automobilį dar norėjau pirkti, kai jūs pardavinėjot jį ten kažkokio toj įmonį, žodžiu. Nu ir sako, esmė tame, kad paskambino aš jiem, sakau, va, norėčiau čia pirkti automobilį, siūlau 11 500. Jų atsakymas, ne, žmogus kieno mašina, griežtai nenori jokių dėrybų ir taip toliau. Sako, man apie tai net nieko nebuvo pranešę. Iš viso sakė, kad niekas to automobiliu nesidomi. Nu ir žodžiu, žmogus tas paskambinęs mano klientui, siūlo 11 500. Klientui viskas tinka, jie pasidaro sandorį. Esmė kame, bičiuliai? Esmė tame, kad automobilis paimtas, ale niekas jo nesidomi, ilgą laiką yra laikomas, ko pasekoje? Būna stabdžiai ir taip toliau, nes automobilis genda dar daugiau stovėdamas negu važiuodamas. Technikai reikia dirbti. Ir kas tada įvyksta? Ta 10 000 čia ne kažkoks klientas buvo atsiradęs, ne dar kažkas, o tiesiog jie patys pasiūlė, apsimetė, kad ale atsirado kažkoks klientas 10 000 siūlo. Jeigu tas mano klientas būtų sutikęs ir pardavęs už 10 000, tas automobilis būtų toliau stovėjęs toj įmoniai už tos pačius 12 000 ir spėjų parsidavęs per kokį porą dienų už tą patį 11 500. Esmė kame, automobilis konservuojamas, tam, kad vėliau pigiau iš jūsų nupirkti jį ir tiesiog paimti ir perparduoti. Va taip šiais laikais dirba Lietuvoje įmonės. Būkit budrus, kam paliekat savo automobilį ir iš viso. Mano patarimas būtų toks. Jeigu paliekate automobilį pardavimui kažkokiai tai įmoniai, kuri tuo užsijema, aš sakyčiau, kad mėnesis arba 2 mėnesiai, jeigu to automobilio neparduoda, pasimkite tą automobilį iš ten ir pasiduosit patys tikrai greičiau. Nes čia jau kažkoks, tai kaip aš sakau, redlinas, kažkas yra ne taip. Jeigu įmonė tom užsijema sąžiningai, turi gerą reputaciją, automobiliai ten ilgai tikrai neužsistovės. Ypač jeigu dar įmonė tos automobilius ne tik, kad iš jūsų pasiema perparduoti, bet dar ir kažką jums padaro, paruošia, ar netgi sutvarko tam tikrus mazgus, pakeičia tepalus. Visokių žodžių tų įmonių yra. Taip kad būkit atsargus, sužinosiu, kas per įmonę, į komentarus būtinai parašysiu. Ačiū visiems, gražaus likusio vakaro ir iki sekančio susitikimo.